Sveikiname pirmiausia viešinę iš Klaipėdos, mūsų mielą Virginiją Kokantytę. Sveikinu visus poezijos dalyvius atvykus iš čia, į šią popietę. Ir noriu priminti, kad šiame name gyveno rašytoja, dramaturgė, publicistė, pedagogė, visuomenės ir politikos veikėja, filantropė Gabrielė Petkevičaitė Bitė.
Tai viena garsiausių ne tik Panevėžio krašto, bet ir visos Lietuvos XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus vidurio asmenybių. Už nuopelnus Lietuvai Gabrielė buvo apdovanota Gedimino I ir III laipsnio ordinais, jai suteiktas Panevėžio miesto ir rajono garbės pilietės vardas, o 2011 metais Lietuvos Seimas įsteigė kaip tik tai medalį Tarnaukite Lietuvai, kurio įteikimo ceremonija vyksta Panevėžyje, atvyksta iš visos Respublikos nusipelnę asmenys ir gauna šį medalį. Galime pasidžiaugti ir didžiuojamės, kad šiuo medaliu yra apdovanota ir aktorė mūsų miela Virginija Kochanskytė. Taip pat Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus narės. Tai Liudvika Knizikevičienė, Natalija Vasiliauskaitė, Elvyra Pažemeckaitė, Danutė Kriščiūnienė, Alvina Saladūnaitė, Karolina Masiulytė Paliulienė. Iš šių namų 1943 metais Gabrielė Petkevičaitė Bitė buvo palydėta į paskutinę kelionę. Savo materialinį ir dvasinį palikimą ji paskyrė Panevėžio miestui. Jos atminimas ir vertybės iki šiol gyvos mūsų širdyse. Mylime ir gerbėme Bitę. Tačiau skaudu, kad jos vardo muziejus 25 metus šiame name buvęs buvo panaikintas ir apie 600 eksponatų perkelta į Kraštotyros muziejų. Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus ilgametė pirmininkė Liudvika Knizikevičienė daug įdėjo pastangų ir į Seimą, ir visur, ir buvo gauta jau ir pinigų, kad būtų čia atkurtas tas muziejus, bet taip gavosi, kad mūsų savivaldybės vadovai nepatvirtino ir dabar mes naujai vėl siekiame moterų lygą, kad būtų atkurtas kultūros ir istorijos centras šiame name, kad būtų nupirkti ir privatizuoti tie būtai, kurie čia yra, ir kad tiesiog būtų atviras žmonėm lankytina vieta, nes čia yra ta dvasia, čia gyveno Bitė, čia jinai kūrė. Ir šiandien mes Bitės atminimui skirsime eiles ir dainas. Ir renginį maloniai sutiko pravesti darbščioji, visur spėjanti bitelė Virginija Kochanskytė. Dėkoju gerbiamai Broniai Šlapšienei, Valiai Bilieniai, kurios sumastė pakviesti mane padraugauti su jumis. Ir tikrai esu dėkinga galėdama jungtis tokią gražią poezijos pavasario šventę, kad pagerbėt savo nuostabę kraštietę, asmenybę, sukūrusią daug puikios kūrybos ir žinoma, esančią mums pavyzdžių, kaip mylėti savąjį kraštą, kaip liudyti tą savąjį kraštą, kūrybą ir net visuomeniniais darbais į juos aktyviai ne tik įsijungiant, bet ir pasiekiant rezultatų. Dabar, kaip su gerbiama Valia bendravom, aš galvoju, kaip aš čia pati poezijos nerašau, ką aš čia galėčiau paskaityti šiame sambūryje. Tai, galbūt kažką tai iš Petkevičaitės Bitės. Ir nemeluoju, jinai man atsiuntė visą pluoštą, net atsispausdinau mėgiamų, jai labai svarbių, įdomių ir prasmingų ištraukų iš Bitės Petkevičaitės dienoraščių. 2014 metais Petras Paliulionis, rašytojas, poetas, tuometinis Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas, Meno kūrėjų asociacijos Kaune pirmininkas, jūsų krašto žmogus, štai parašė skaitytinę dramą Metai Tamščiuko atokaitoj. Pakvietė mūsų aktorium Petru Venslovu ir mes dalyvavome tos skaitytinės dramos pristatymuose. Ir jo gimtinėje, ir Birštone, ir Kaune, ir Vilniuje esame pakeliavę. Tai buvo tokia idėja, net pasižymėjau puslapiukus. Ir šiandien važiuoju
Nu tai galvoju, jūs skaitysit ir aš skaitysiu. Lyg nemokėčiau mintinai, ką nors jums pasakyti. Man labai patinka dialogas. Ir tame dialoge, jūs patys žinot, ar tai būtumėt teatre, aktoriai, šiaip ar taip jie nekalba patys savo sceną, vieni, ne, jie vis tiek mums kažką tai sako žiūrovam. Ir tame dialoge veriasi tam tikros prasmės ir aktoriui, ir žiūrovui. Kitą kartą atėjęs į spektaklį tikrai to neišgirsi, sakysi, visai naujas spektaklis, ar ne, ypač po kelių metų atėjus. Tai pagalvojau, kad galbūt tada aš klausysiu jūsų ir tai, kas yra mano atmintyje, kas sufleruosis, ar ne, galbūt kažkuris autorius, kurio tekstai yra mano atmintyje, širdies atmintyje išsaugoti, eis į dialogą su jūsų romansais, su muzika, su jūsų eilėmis skirtomis Gabrielei Petkevičaitei bitei. Ir tai kaipgi važiuoja į Panevėžį ir taip plačiai, niekas kitas Lietuvoje nepaminėjo jubiliejaus Henriko Radausko, fantastiško poeto, kaip panevėžiečiai, Lionė Lapinskienė. Ir manau, jūsų daugybė buvote tuose renginiuose ir klausėt. Kažkada aš buvau apžavėta. Tiek apžavėta ir tiek apsvaigusi, kad Kauno valstybiniam dramos teatre sukūriau spektaklį Aukštumų vienatvė. Išlikė nemažai tikrai tekstų, nes tai buvo mano toks didžiulis įsimylėjimas gana ilgam. Ir tas eilėraštis ir staiga vienas, laiškai savo pačiam. Ir galvoju, jisai šiandien, pačioje pradžioje, apie mus esančius čia, muzikuojančius, dainuojančius, eilės rašančius, grožio besiilginčius ir grožį kuriančius. Taigi, Henrikas Radauskas, laiškai savo pačiam. Vos įliesdamas daiktus ir žmonės, aš laikausi pats už savęs ir einu be dangaus malonės per pasaulio gatves. Ir kažin kurie davė žymai, ir kažin kaloja šuva, ir kažin ką plėšika, ir kažin kam ritas galva. Mus nelaimės veja kaip aras veja bėgančią avį laukais. Bet nei badas, nei karas, nei maras mus nepakeis. Negaliu ne vienam padėti ir padėti man. Neprašau, negaliu nežydėti, neliūdėti ir savo laiškus, eiles, dainas, muziką. Prašau. Čia manau, pasirašytumėt po šito laišku kiekvienas esančių šioje šventėje, šioje popietėje. Tai štai, ir dabar kviečiu Gabrielės Petkevičaitės bibliotekos senjorų klubo Šiltos akimirkos romansų dainininkų grupę. Vadovė Janina Mikalkevičienė. Romansus įvardins jie patys, nes irgi sakė, nežinom, ką norėsim dainuoti. Dainuoja jūra, laivelis supasi, tame laivelį sėdi jauna graži pora. Tame laivelį sėdi jauna graži pora. Bernelis domylėlis, mergelė kaip runa. Bernelis jos paklausė, kodėl tokia liūdna. Bernelis jos paklausė, kodėl tokia liūdna. Kaip per pirmą laimingąją naktį, daugiau metų praėjo pro šalį, o galėjome būti kartu. Tavo juokas sidabro varpelį, aš sapnuoju vienatvį naktų. Daugiau metų praėjo pro šalį, o galėjome būti kartu. Tavo juokas sidabro varpelį, aš sapnuoju vienatvį naktų. Man norisi paklausti Valio, šitą vyno taurė. Ir dainuokit, kad ir iki ryto.
Taip, aš dabar nežinau, ką kanklininkės kankliuos, jos nežino, ką aš skaitysiu. Aš pati nežinau iki šitos akimirkos, ką skaitysiu. Visą laiką tas pats eilėraštis man sukosi ir sukosi ant liežuvio, kol išsisuko. Baltinių neįmanoma iki galo išskalbti, knygos neįmanoma iki galo perskaityti, krosnės neįmanoma iki galo iškūrenti. Gyvenimas niekada nepasiekia viršūnės. Gyvenimas kaip kamuolys, kurį visą laiką reikia gaudyti ir atmušti, kad nekristų žemyn. Jeigu namas vienu galu sveikas, tai iš kito jau griūva. Stogas prakiuręs, plyšiai pamatuos, vaikų kelnės pertriskė per kelienius. Visko nepastebėsi. Nuostabu, kad per visą tai dar suspėjai išvysti pavasarį, kurio prisipildo visi baltabruvės strazdo giesmė, vakaro debesis, kiekvienas rasos karoliukas, taip toli, toli, kiek tik akis užmato. Estas Janas Kaplinskis ilgisi ir myli pavasarį kaip ir mes. Vieno šono gerbiamą Valią iš kitos šono, ar ne, nereikės atskirai. Taigi, kviečiu Lidviką Knizikevičienę, nusipelniusią gydytoją visuomenės veikėją. Plojimai, kviečiu. Ne, neskaitykite. Bet pastovėkite. O, sakė, bet pastovėkite. Ateikite. O, pasipuošusi, tikra bajorienė, bajoriška. Va taip, prašom čia. Elvyra Pažemeckaitė, poetė visuomenės veikėja. Kur jinai, matau, irgi tikra bajorienė. Tai čia. Ir Liuda Jonušienė, nebus, tai turbūt Valis. Gerbiama Elvyra, vis tiek kviečiam jūs. Viskas gerai. Tai aš esu šiandien labai laiminga, kad gerbiama Liudvika Knizikevičienė patikėjo man skaityti jos gražų, įdomų eilėraštį apie Gabrielę Bitę Petkevičaitę. Eilėraštis parašytas 2007. Mielieji vyrai, išgirdote, nu tiesiog iš šipulių sudužo visos feminizmo idėjos. Valė ėmė ir sudaužė. Dėkui, Valia. O tiesiog aš pasijutau nuostabiai gražiai ir įdomią moterim. Bitė, mums šviesk. Bitė, bitelė darbščioji. Bitė, didi moterie. Laimink mus darbus rytojaus, Lietuvą kurti padėk. Jau antrąjį 100 metų lydi tava išmintis, bet atkaklūs ir šiandien žodžiai tavieji dar vis. Tikrai per didelį darbą, per sunkumus ir kančias, mokei įveikti mūsų vargą, mokei pasiekti žvaigždes, mokei aukotis ir šviesti, kad būtum tėvynei geriau, o ne turtus didžius krauti, be atvangos ir tik savo. Šimtmečio čia kaip nebuvę, bėdos tos pačios matyt, ir kaip jas reikia išspręsti, tu tik gali pasakyti. Mūsų ūkanotoj padangiai daugel sunkumų išties, tad reikia šiandien kaip niekad tavo šviesos išminties. Bitė, bitelė darbščioji, bitė didi moterie, laimink mūsų darbus rytojaus, Lietuvą kurti padėk. Eilėraštis atsiradęs žiūrint į fotomenininko Balio Buračo fotografiją, datuota 1929 metais,
kurioje įamžinta skalbianti moteris ir lietuviškų darželių grožis. Bitė kaip didžioji skalbėja. Taigi tokiu pavadinimu eilėraštis Didžioji skalbėja. Bitelė, gavėnios moterį, vis apsiskraidai po Lietuvą iš savojo avilio, aplipę kojelės sunkiais karo metų dienoraščiais, mūsų kovom ir vargais, kyla sparneliai plasdėdami visą dastrą, virš šiaudinių pirkių stovų, virš basakojų vaikų, virš rėčkų, dubenų pilnų žlugtų, šluojasi, skalbėsi Lietuva, lyg buračio fotografijoje, Račiupėnų kaime, ar Fragonard paveiksle Didžioji skalbėja, pagaus gavėnios vėjas staltiesės, palaimins saulė iš dangaus, juodžemio darželius, išpuoštus baltų akmenėlių širdim, dar ant pilkos žemės krūtinės. Ah, bitelė, bitelė, skalbė Lietuvą, skalbi Lietuvą ir vis net skalbi, ordinais į tave nusakstė ir tebe saksto, o tu tik pakeli akis nuo savojo žlugto ir sakai, gyvenu kaip visuomet, gera viltimi, rankų nenuleisdama, nors kasdien šalčiau ir šalčiau darosi šiame pasaulyje, trūksta idėjos draugų. Dėkojame Liudvikai ir Elvyrai, ir į dialogą taip netikėtai ateina Sigitas Geda. Jeigu karts nuo karto stabtelim keliaudami, iki kokios 5 aukštumėlės bėgam tikini dar. 5 3 stabdo. 6 dar daugiau. Taip, laikas išties nenumaldomai greitai bėga. Ir kai gręžiamės atgalios, jis vingiuoja. Per peizažą, per įvykius, per žmonės. Norėjau pasakyti, kad daugeliui galbūt mūsų tėvų prasidėjo tas kelias nuo Bakūžės Samanotos. Bet galvoju, palauk. Jeigu Sigitas Geda šiandien būtų gyvas ir su mumis, nes aš skaitysiu jo poeziją, jam būtų 82 metai. Jis minėjo savo 60-metį, iškeliavo, kaip žinot, 65 metų. Vilniaus rotušėj. Paskambino man, sako, norėčiau, kad tu dalyvautum, skaityk, ką nori. Daug mano poezijos moky, kas ateis į galvą tuo metu, kai pakvies jau moderatorius, tą ir paskaityk. Bet likus 2 savaitėm paskambina man ir sako, norėčiau, kad tu perskaitytum 2 eilėraščius. Kokius, sakau, Sigitai? Ars poetika, sako, ir eilėraštis gimtiniai. Aš sakau, Sigitai, nemoku tų eilėraščių mintinai. Jisai sako, nesvarbu, man svarbu, kad tu jas perskaitytum, nes aš po to noriu pasakyti kažką. Būčiau ne aš, jeigu nesiverščiau, per 2 savaitės neišmokščiau, kaipgi mano mylimas Sigitas Geda, jo jubiliejus, visa akademinė bendruomenė, susirinkusi profesoriai, mokslo daktarai ir taip toliau. Tai štai, kokie eilėraščiai, kurios dabar išprovokavo iš tiesų abiejų poečių tekstai. Ars poetika, poezijos menas. Kilnumas mano sieloj pynė su taurumu, man iš krūtinės švelni melodija tekėjo, bet palytėta žemės vėjo suskilo aižio kaip molis. Dabar mirolis, laukiu savo valandos sudėti rankoms ant lentos. Kai mažas eidavau žiūrėti sugrįžus pempių, tyloje pavasarinėje ryškėti keisti ženklai man imdavo, o danguje, tarsi praskleidus Dievo skėtį, žiedai visokie lapija man nepaliaudavo spindėti. Aš nežinau, ar būna rojus, ar būna sielai, kur jaukiau. Apmirus žemė ir sustojus jos judesiams, aš ją nešiau, kaip motina, kaip palikimą, kaip sapno nuotrupas, kurios dabar staiga atgyti ima
nuo tos melodijos tyros. Kažkur pačioj gilybėj slypi tos grožio sėklos, tie daigai, jie iš aukštybių pasiklydę ir tu jų sieloje laikai. O man skaudžiausia pasakyti bent pusę lūpų apie pasaulį, kurs aplinkui žydi, aš nemokėjau taip ilgai. Ir štai eilėraštis apie pasaulį, kuris aplinkui žydi. Dabar aš noriu šlovinti pasaulį, vienintelį viršum tamsaus chaoso, ne pragarą, ne sumaištį, ne siaubą, o žiedą balų žydinčio lotoso, ne Indijoj, o baloj, o namie, kur žemė nederlinga, bet rami, pilna šaknų, pilna švenčiausių syvų, mums pranašauja vėl gegužį gyvą. Pagarbinti aš noriu tuos miškus, kur karves ganėme, mėlynės ten žydėjo, ten buvo pilna lengvo šilto vėjo, beržai siūbuodavo, o girių ežerai žiūrėdavo taip iškilmingai ir tyrai. Pagarbinti aš noriu tuos laukus, kur būdavo perėjo vieversiai, kur šarkos čirškė staigiai atgrasiai, kur rankos dėjo kiaušinius dirvonę, trobelė, alksnių prieglobstį, malonė. Dabar ten baigia tirpti sniegas, upeliai žliaugia šlaitais ežeras. Ir nieks nežino, nesapnuoja niekas, kokia brangi gimtinė mano. Sniegai, miškai, laukai, dangaus mėlynės, atodusis iš skaudančios krūtinės. Padėk man, Dieve, dabar nenoriu mirti, tik skauda gelia mano vargšę širdį. Kai perskaičiau tos eilėraščius, atsisėdau, atsistojo Sigitas Geda ir pasakė: brangus miestelėnai, noriu jums pasakyti, kad miestas man nedavė nė vieno ženklo, nė vienos metaforos, nė vieno simbolio. Viskas iš ten, iš Paterų kaimo, iš tos trobelės alksnių prieglobstį ant Snaigyno ežero kranto. Mums burkuos Rožyno bendruomenės mišrus ansamblis Rožvida, vadovė Vida Nuobarinė. Prašom, Nuobarinė.